Labas! Šiandien papasakosiu, ką visuomet su savim nešiotis rankinėje, kad nubudus ne namuose galėtum puikiai susitvarkyti. Viskas, ko tau reikės, tai BB kremas, antakių pieštukas su šepetėliu, blizgis arba balzamas, kuris yra rožinės spalvos ir žinoma, karalius akių tušas. Pirmas žingsnis yra padengti veidą BB kremu. Beje, tom, kurios mėgsta jį naudoti vietoj makiažo pagrindo, mano patarimas yra, jog kremu vis tiek reikia drėkinti odą. Tačiau šiai situacijai puikiai tiks ir BB kremas, kuris atstos tiek makiažo pagrindą, tiek drėkiklį. Taigi pasitelkėme patį geriausią įrankį, kurį mes turime, tai savo pirštus ir pradedam nuo veido centro dengti šonų link kremuką. Pradedam nuo veido centro todėl, kad čia mes dažniausiai raustam ir pamaskuoti čia labiausiai norisi. Tai tiesiog tolygiai viską dengiame ir link plaukų linijos bei smakro lieka mažiau produkto, dėl to tai atrodo daug natūraliai. Ant smakro irgi truputėlį galite uždėti daugiau, bent jau pas mane ten dažniausiai būna paberta, dėl to ten norėtųsi pamaskuoti. Tepant kaktos zoną, nepritepkite daug priemonės į antakius, nes tai atrodys labai negražiai. O jeigu kartais taip ir atsitiko, tiesiog paimkit servetėlę arba vatos tamponėlį ir šiek tiek pavalykite. Kadangi turime tik kelias priemonės, tai po akių maskuoklį taip pat atstos tas pats kremas. Tik tos odelės netrinkite, o tiesiog tapšnojimo judesiais įveskite produktą. Štai taip. Na va, oda sulyginta ir sekantis žingsnis yra antakiai. Nepadauginkit su antakiais, tiesiog prašukuokit juos lengvai ir užpildykit tas vietas, kuriuose trūksta plaukelių, nes prie tokio rytinio gaivaus makiažo tikrai netinka smarkiai išbrėžti antakiai. Tai tiesiog prašukuojame juos. Na va, ir matome, kur truputėlį mums trūksta. Lengvais judesiais. Nebrėžkite ištiso brūkšnio, tai atrodys labai nenatūralu. Tiesiog įsivaizduokite, kad išpiešėt naujus plaukelius. Tiesa, pamiršau paminėti, kad renkantis pieštuko spalvą reikėtų atkreipti dėmesį į savo natūralius plaukelius. Jeigu jie yra šiek tiek pilkoki, jokių būdų nesirinkit rudų su rausvu atspalviu pieštukų, nes tai atrodys labai nenatūraliai. Ir sekantis žingsnis būtų paryškinti mūsų akis. Tai tiesiog pasinaudojus to pačiu antakių pieštuku, palei blakstienų liniją šiek tiek patamsinkime, kad akis labiau atsivertų ir žvilgsnis pagilėtų. Labai paprastais judesiais prie pat blakstienų švelniai paryškiname. Štai taip. Tam, kad sušvelnintumėt liniją, galite pasinaudoti ausų krapštuku arba jeigu jo po ranka nėra, tiesiog galite savo pirštu tai padaryti. Na štai, o dabar paryškinkim viską tušu. Aš mėgstu nešioti su savimi mažą tušiuką, kuris neužima daug vietos ir be to jis yra tikrai nuostabus, nes labai atskiria blakstienas ir padaro natūralų, bet įspūdingą efektą. Dar vienas patarimas. Dažantis tušu darykite zigzago judesį, taip blakstienos atrodys tankesnės prie šaknies. Jeigu būna taip, kad išsiterliojate viršutinį voką, kai bandote padažyti apatinės blakstienas, pradėkite būtent nuo jų. Tuomet niekur nepaliksite dėmių. Na ir paskutinė priemonė, kurią minėjau, tai yra rausvos spalvos lūpų blizgis ar balzamas. Su juo padarysime du dalykus. Suteiksim veidui skaistumo gyvumo, parausvindami skruostus ir, žinoma, pagyvinsim lūpas. Tai tiesiog savo pirštais paimkite šiek tiek produkto ir netrinant tapšnojimo judesiais, štai taip, uždėkite savo ant skruostų. Skruostas įgaus ne tik švelnų rožinį atspalvį, bet ir spindesį, kuris labai pagyvins veidą.
Na štai tu ir pasiruošus. Turėk visas šias priemonės ir visada būk pasiruošus.